Pristatome pirmosios lietuviškos keramikinės nanodangos Ceramic Armored Coat, suteikiančias ilgaamžį hidrofobinį efektą, atsparumą neigiamiems aplinkos veiksniams ir įbrėžimams instrukciją. Produktą Ceramic Armored Coat sudaro produkto instrukcija, pirštinės, 8 dengimo padeliai, 40 ml Ceramic Armored Coat dangos bei 2 šluostės. Automobilio plovimas. Pirmiausia, automobilį nuplaukite su įprastinėmis autopriežiūros priemonėmis. Rekomenduojama naudoti purvo tirpiklį bei šampūną. Venkite priemonių turinčių vaško ar parafino. Nuplovus automobilį labai gerai nusausinkite. Siekiant kuo geresnio produkto Ceramic Armored Coat ilgaamžiškumo, siūlome nupoliruoti automobilį, kad būtų pašalinti lako paviršiaus pažeidimai ir atnaujintas lako sluoksnis. Venkite poliravimo pastų sudėtyje turinčių silikono. Nepamirškite po poliravimo pakartotinai nuplauti ir nusausinti automobilį. Automobilio nuriebalinimas. Rekomenduojame pakartotinai nuriebalinti automobilį. Taip užtikrinsite, jog prieš padengimą paviršius bus visiškai švarus ir nerieboluotas. Nuriebalinimas garantuoja visapusišką dangos tvirtinimąsi su lako paviršiumi. Automobilio dengimas. Pirmiausia, atidžiai perskaitykite produkto instrukciją. Užsidėkite pirštines ir pasiimkite vieną dengimo padelį. Suvilgykite padelį Ceramic Armored Coat danga 4 skirtingose vietose ir pradėkite dengimo procesą. Pirmiausia, denkite horizontaliais judesiais. Dengimas plotas turi būti nedidesnis nei 1/4 kvadratinio metro, pavyzdžiui, 1/4 kapoto. Dengiant paviršius turi likti drėgnas. Padeliui išsausėjus, suvilgykite jį pakartotinai. Vėliau tą patį plotą denkite vertikaliais judesiais. Dengiant paviršius turi likti drėgnas. Padeliui išsausėjus, suvilgykite jį pakartotinai. Pasiimkite vieną šluostę ir iškart kruopščiai nuvalykite padengtą paviršių. Po to antrą šluostę pakartokite valymą. Vėlesniuose poliravimo etapuose nebemaišykite šluosčių. Jei pasirinkote mėlyną šluostę pirmąją, ją visada ir naudokite nusausinti dangos pertekliui. O žalią šluostę naudokite galutiniam nupoliravimui. Su antraja šluostė poliruokite didesnį paviršiaus plotą nei dengėte, kad neliktų nenuvalytų vietų. Pakartokite procesą tol, kol padengsite visą automobilį. Denkite lakuotus ir plastikinius paviršius. Nenaudokite priemonės stikliniams ir metaliniams paviršiams. Stiklui naudoti rekomenduojame Nanoteko Nano dangą stiklams Nano Viper.
Primename, jog dengti lengviausia nuosekliais 50 ir 50 ploteliais. Padengtą automobilį laikykite šiltoje, sausoje vietoje mažiausiai 24 valandas. Rekomenduojame 48. Po 48 valandų automobilį galėsite eksploatuoti. Nanotekas. Naujosios technologijos jums.